Bet šis rajonas buvo žinomas kaip Makumbos rajonas, broli. Ten reikalai buvo siaubingi. Ir tas kitas presbiteris atėjo į pamaldą su perplėštomis kelnėmis per sėdimą vietą, su susivėlusiais plaukais, su plėšyta kaklaraiščiu. Ir jis pasakė: pastoriau, velnės ten mane sumalė, pastoriau. Vienai moteriai tam pasireiškė demonas. Nuėjau išvaryti demoną, jis mane pagrėbė už kaklaraiščių. Ir pasakė, kad tas, kas žiūri pornografiją, neturi autoriteto jo išvaryti. Mano broliai, šiandienos liudijimas yra labai stiprus. Esu priblokštas matydamas, kas įvyko. Ir tu taip pat pamatysi, kad dvasinis pasaulis nėra juokas. Negalima juokauti su rimtais dalykais. Beje, ne viena bažnyčia nenorėjo būti ten, Vamakumbos gatvėje. Pasiruošk šiam liudijimui. Bet prieš tai noriu tik papasakoti vieną dalyką, kuris man nutiko. Tai nebuvo kažkas, ką man kažkas papasakojo, bet aš pats tai patyriau, aš savo akimis mačiau dvasinį pasaulį. Priešais mane, kai ką tik buvau atsivertęs, tai įvyko dar 2002 metais, jau keletą mėnesių lankiau labai paprastą bažnytėlę, kuri buvo šalia afrobrazilų kulto vietos. Taip, būtent taip. Ir kai prasidėdavo pamaldos, visada būdavo tas pats. Žmonės eidavo pro duris ir kartais mesdavo akmenis į vidų per pamaldas. Kartais pro šalį pravažiuodavo berniukai su dviračiais ir keldavo triukšmą, keikdavosi, šaukdavo, viską darydavo, kad sutrukdytų pamaldas, ir tada nusprendžiau pakviesti savo draugę į tas pamaldas. Ji išgyveno sunkumus, daug spaudimo ir aš ją pakviečiau. Žiūrėk, eikime į pamaldas, o pastorius sekmadieniai sako labai gerą pamokslą. Ir ji nusprendė eiti kartu su manimi. Kai prasidėjo pamokslas, broli, žinai, kas atsitiko? Šioje merginoje pasireiškė demonas. Mes žinome, ar ne, kad demonų apsėdimas yra Biblijoje. Jėzus išvarė demonus iš žmonių. Ir ši mergina, ji gyveno toli nuo viešpatės kelių. Ir velnias į ją įėjo. Ir žinai, kas atsitiko? Pastorius nuėjo ten ir sudraudė. Demoną išvarė ir ji buvo išlaisvinta. Bet tuo pačiu metu kita mergina, pačiame gale, pačiame bažnyčios gale, ji taip pat apsėdo demonas. Ir tada pastorius nuėjo prie tos kitos merginos, o ši mano draugė, kurią buvau pakvietęs aš ir kuri sėdėjo ten ant kėdės, ką tik buvo išlaisvinta. Staiga, broliai, tai vėl įvyko. Velnias vėl įėjo į ją. Ir ta mergina dabar pradėjo taip elgtis, šnopuoti. Ji nuleido galvą ir pradėjo šnopuoti. Ir tai buvo baisu matyti. Tuo metu pastorius ten nebuvo, kad vėl už ją melstusi, o kas nuėjo už ją melstis, turėjau eiti aš, nes šalia manęs buvusios moteris labai išsigando. Mes sukrovėme kėdes, tas baltas plastikinės kėdes, žinote, mes sukrovėme jas bažnyčios kampuose. Ir likome tik aš ir mano viešnia, kuri dabar ten stovėjo ir sunkiai kvepavo. Ji buvo labai įsiaudrinusi. Tuo metu moteris man pasakė: eik, pasimelsk už ją. Broliai, aš miriau iš baimės. Aš tik prisimenu, kad ištiesiau rankas taip, ir užsimerkiau. Beje, nerekomenduoju užsimerkti, kai meldžiatės už žmonės, kurie galimai yra apsėsti, nes galite susižeisti. Priešas yra klastingas, jis nori sužeisti. Sužeisti žmonės, beje, Biblijoje Apaštalų darbų knygoje yra parašyta apie vyrus, kurie išėjo sužeisti, išėjo be drabužių, nes velnias, jis bandė sunaikinti jų gyvenimą. Tada tuo momentu aš užmerkiau akis, neturėjau žinių ir aš ištiesiau rankas ir pasakiau: Jėzaus vardu išeik iš jos. Broliai, tuo metu velnias pakilo, ar ne, ta mergina buvo labai stipri tokia. Ji priėjo, atėjo link manęs ir jis pradėjo draskyti mano rankas. Tuo metu aš labai išsigandau, maniau, kad susižeisiu dar labiau ir tada jis pradėjo juoktis. Tai, broliai, žiūrėkite, aš tai sakau, kad suprastumėte, dvasinis pasaulis nėra žaidimas. Jis pradėjo iš manęs juoktis. Ir jis pradėjo sakyti taip: tu galvoji, kad aš išeisiu. Aš žinau apie tavo išdaigas tavo mokykloje. Broliai, tuo metu aš nebuvau toks tvirtas, žinai, kad jau atidavė savo gyvenimą Jėzui, bet vis dar sėdė ant dviejų kėdžių. Taip ir buvo, broliai, aš buvau būtent toks. Ir tada jis pradėjo kalbėti dalykus, kuriuos žinojau tik aš. Ir aš jam sakiau užsičiaupt, nutilk Jėzaus vardu, užsičiaupt. Bet tada jis pradėjo sakyti: aš žinau apie visas nesąmonės, kurias tu kreti savo mokykloje. Ir aš iš jos neišeisiu. Trumpai tariant, pradėjau kalbėti Jėzaus vardu. Ir velnias neišėjo. Bet tada vėl atėjo pastorius. Štai tada jis meldėsi ir mes meldėmės kartu. Ir mergina buvo išlaisvinta. Nereikia net sakyti, ar ne?
Kitą dieną į mokyklą ėjau melsdamasis. Aš ėjau sakydamas, Dieve, saugok mane čia mokykloje. Broliai, per naktį Dievas leido tam įvykti, kad mane pašventintų. Ir tada aš atgailavau dėl savo nuodėmių. Aš prašiau Dievo atleidimo už visus blogus dalykus, kuriuos dariau mokykloje, net ir jau žinodamas Dievo žodį. Taigi aš tau tai pasakoju, kad suprastum, jog tai rimta. Negalime juokauti su rimtais dalykais. Dabar aš pateiksiu liudijimą. Jei tau patinka klausytis tikrų istorijų, noriu tavęs paprašyti užsiprenumeruoti mano kanalą, įjunk varpelį, kad nepraleistum kitų vaizdo įrašų. Gerai? Taigi pažiūrėkime pastoriaus Andrėjaus ras liudijimą. Atkreipk dėmesį. Atsimenu, broliai, kad buvau bažnyčios tvardarys. Šlovė Dievui. Buvau tvardarys 4 metus. Tik tas, kas buvo tvardarys, supras. Ir štai mano pastorius norėjo patekti į vieną rajoną, broliai. Ir jam nepavyko. Jis bandė patepti į rajoną, bet jam nepavyko. Tada vienas sesuo persikėlė į tą rajoną, į kurį jis norėjo įeiti su bažnyčia. Tai buvo didelis namas. Ir tos gatvės, kurios neturi išėjimo, kaip jūs čia vadinate, pastoriau Moizai? Tungatvė? Skersgatvis, akligatvis, ar ne? Nėra išėjimo. Bet šis rajonas buvo žinomas kaip juodosios magijos rajonas, broli. Ten reikalai buvo siaubingi. Ir toje gatvėje buvo daug vietų, kur žmonės turėjo tokį paprotį. Sesuo Elizabeta atsikraustė į gatvės galą, į namą su kiemu. Ji pakvietė prezidentą ir pasakė, prezidentė, ar nenorėjote eiti į tą rajoną? Aš nusipirkau ten namą. Kiemo erdvė jūsų žinioje, kad galėtumėt pradėti pamaldas. Pastorius paskyrė atsakingai presbiterį už tas pamaldas. Tada jis perėmė vadovavimą. Sekmadienį vyko pamaldos. Antradienį jis atėjo į būstinę su raktų ryšuliu. Pasakė, pastoriau, imkite čia vartų raktą nuo sesers namų. Aš nebenoriu daugiau šito reikalo. Dievas manęs nepašaukė išvaryti demono. Man patinka pamokslauti sekmadienį, kai bažnyčia pilna. Bet demonų išvarimas tai ne man. Ir tada pastorius pakvietė kitą presbiterį. Ir paskyrė jį vadovauti ketvirtadienį. Broliai, tą sekmadienį prisimenu tarsi šiandien. Ir tas kitas presbiteris atėjo į pamaldas visiškai suplyšęs. Su susivėlusiais plaukais, suplėšyta kaklaraiščiu. Ir jis pasakė, pastoriau, velnias ten mane sumalė, pastoriau. Vienai moteriai ten pasireiškė demonas. Nuėjau išvaryti demono, jis mane pagrebė už kaklaraiščio. Ir pasakė, kad tas, kas žiūri pornografiją, neturi valdžios jį išvaryti. Gavo nuo demono. Na ir dalykai, ar ne? Ir tada niekas nebenorėjo eiti į tą rajoną. Tada pastorius pažiūrėjo į mane ir pasakė, ei Raisai, aš taip jaučiu, kad tu ten eisi. Tu esi maldo žmogus, pasninkauja, tu ten eisi. Jūs turite drąsos. Pasakiau pastoriau, nuo tos dienos, kai sutikau būti tarnautojų viešpaties namuose, atsisakiau savo valios, kad galėčiau tarnauti Dievui. Prisiėmiau šį darbą. Nusivedžiau ten mūsų turėtą maldos ir evangelizacijos grupę. Jėzus pradėjo gelbėti, žmonės pradėjo atsiversti. Praėjus 90 dienų paprašėme šventosios vakarienės. Ir mūsų pastorius atvyko ją švęsti kartu su mumis, nes mes buvome pagalbininkai, negalėjome patys teikti šventąją vakarienę. Kai pastorius pamatė minę, pastorius pasakė, kokia palaima žmogau. Išneškime tai iš namų, broli. Perkelkime į salę. Jau buvo labai daug žmonių, broli. Pastorius išnuomojo salę gatvėje virš pagrindinės alėjos. Praėjus 90 dienų paprašėme dar vienos šventosios vakarienės. Kai pastorius atvyko ten, jis pasakė, o, broli Andrėjau, mes vėl turėsime iškelti bažnyčią iš čia vyrutį. Ar tu užtveri gatvę su kėdėmis? Broli, rajonas buvo palankus sielų laimėjimui. Reikėjo tik bažnyčios, ji ten ir atėjo. Išsinuomojo kitą didesnę salę, gale buvo namas. Tada pastorius man pasakė, tu būsi bažnyčios prižiūrėtojas. Ir aš mokėjau nuomą, o dabar nebereikės mokėti nuomos. Dar gaudavau vandenį ir elektrą. Ir maisto paketą, aš sakiau, pažiūrėkit kokią palaimą. Tai reikia būti ištikimam bent jau mažiausiose dalykuose. Ir Dievas laimina tavo gyvenimą. Broli, aš maniau, kad tai bus geriausias mano gyvenimo laikas. Bet tai buvo blogiausias etapas. Nes ten kaimynai nemėgo tikinčiųjų, broli. Broli, tik kad suprastumėt, kokį persekiojimą aš patyriau. Pirmąją savaitę pastorius turėjo pakeisti bažnyčios stogą. Nuėmė šiferį ir uždėjo cinką. Nes kaimynai nusipirko plytų, kad galėtų mėtyti jas į bažnyčios stogą. Brolo buvo viena moteris, kuri gyveno šalia mūsų namų. Tokia žema, tamsiaplaukė. Ir ji dažėsi plaukus raudonai. Atrodė kaip genys, brolau. Niekada nemačiau žmogaus, kuris taip keiktųsi kaip ta moteris. Ir ji turėjo didelį raumeningą vyrą. Jis buvo policininkas. Neturiu nieko prieš policininkus, mano šeimoje jų daug. Bet jis ateidavo man grasindavo, ateidavo su ginklu prie diržo. Ir vieną dieną jis pasakė, žiūrėk, jei tame susirinkime bus triukšmo, tai buvo ketvirtadienį. Jei kitame susirinkime bus triukšmo, per fantastiko laiką, tu gausi į kailį.
Broliai, Aš ten patyriau visokių pažeminimų. Kai atėjo sekmadienis, bažnyčia buvo pilna, broliai. Turėjome pastatyti kėdes koridoriuje. Pamaldos buvo labai gyvas. Ir aš galvojau, Dieve mano, jei čia viskas įsiplieks, gausiu į kailį. Brolis sakė, kad gausiu į kailį. Kaip aš tai išspręsiu? Aš dar tik bendradarbis, net ne diakonas buvau. Vadovavau pamaldoms bažnyčioje. Ten turėjau tvardarį vardu Antonijus, kuris buvo mikčiuojantis. Ir mano gerbėjas, brolau. ir jis norėjo pamokslauti, vis prašydavo manęs leisti pamokslauti. Pasakiau, jau išsprendžiau problemą. Pakviesiu Antonijų. Jis mikčioja ir yra mano gerbėjas. Niekas nieko nesupras. Ir manęs niekas nemuš. Pakviečiau Antonijų pamokslauti. Kai jis užlipo, paėmė mikrofoną, pirmas dalykas, kurį jis pasakė, brolau, aš jo neimituosiu, nes nemoku. Jis pasakė taip, aš jau žinojau, kad šiandien pamokšliausiu. Nes kai aš meldžiausi paryčiais, viešpats Jėzus kalbėjo su manimi. Bet viešpats man pasakė, neskelbti. Viešpats liepė tiems, kurie nėra pakrikštyti šventąją dvasią atsistoti. Nes Jėzus pasakė, kad šiame susirinkime pakrikštys 32 žmonės šventąją dvasią. Broliai, Jėzus pakrikštijo 32 žmonės šventąją dvasią. Broliai, žmonės buvo išnešti dėl tokios didelės šventosios dvasios galios. Bet kai baigėsi susirinkimas, šlovė Dievui, broliai. Šlovė Dievui, tai. Kai baigėsi susirinkimas, visi kaimynai stovėjo prie namų durų. Jie mane iškeikė, įžeidė, tik negavau į kailį, nes viešpatės angelas stovėjo šalia manęs. Kai atėjo antradienis, pastorius pasakė, žiūrėk, bus permainų tarnystės lauke. Rakelis į kitą rajoną, aš siunčiu ten kitą bažnyčios darbuotoją. Ketvirtadienį buvo mano atsisveikinimas, išvykau. Kitais metais grįžau į tą pačią bendruomenę, broli. Nes atvyko sesuo pamokslauti, o man labai patiko jos klausytis. Ir aš nuėjau ten, buvau su sportbačiais džinsais, atsisėdau pačioj gale. Aš nuėjau garbinti Dievą. Mėlyjeji, pamaldų metu viena sesuo pradėjo žygiuoti, atkreipkite dėmesį. Viena sesuo pradėjo žygiuoti. Ji nuėjo į bažnyčios galą, kur aš sėdėjau. Atsistojau kupinas didelės baimės, norėjau išgirsti Dievo balsą, bet sesuo žygiavo, nieko nepasakė. Tada jis susitvardė ir pasakė, viešpaties ramybė, broli. Aš atsakiau, amen, sesė. Ji paklausė, ar prisimeni mane, brangusis? Aš atsakiau, sesė, mūsų laukas labai didelis. Nelabai prisimenu sesers, tikrai ne. Ji žengė žingsnį atgal ir pasakė, gerai įsižiūrėk į mane. Įsivaizduok mane su raudonais plaukais. Aš pasakiau, Jėzaus kraujas turi galią. Tu tikinti tai meinė? Ji pasakė, taip, aš tikinti. Aš pasakiau, koks nuostabus darbas, kaip tu atsivertei. Ji pasakė, tą dieną, kai tu persikraustai. Aš daugiau nebegalėjau užmigti. Buvo 5 naktis. Aš miegojau. Aš vartydavausi vieną pusę į kitą. Pažadindavau savo vyrą ir sakydavau, kodėl tikintieji tokie kitokie? Kodėl mes jį įžeidinėjame, o jis niekada neatsakė? Kodėl mes taip blogai elgiamės su tuo jaunuoliu, o jis niekada nebuvo mums nepagarbus? Nebegalėjau miegoti, nuėjau į bažnyčią, sužinoti, kodėl jūs esate kitokie. Jėzus atvėrė mano širdį ir aš priėmiau Jėzų kaip savo gelbėtoją. Šlovė Dievui, šlovė Dievui. Tada aš pažiūrėjau ją ir pasakiau, o tavo vyras, tas raumeningas, kuris vis norėdavo mane mušti prie bažnyčios durų. Jie atsakė, tu nematei bažnyčios bosisto? Aš ir mano namai tarnaujame viešpačiui. Ir mes norėjome tada apkabinti ir tau padėkoti, nes tavo gyvenimo pavyzdys atvedė mūsų namus prie Jėzaus Kristaus kojų. Nes bažnyčios vadovavimas ne tik skelbia, bet ir gyvena tuo, kas skelbia. Bažnyčia vadovauja pavyzdžiu. Tu sakai, šlovė Dievui čia šį rytą. Aš buvau Sera Daušoje, sausio mėnesį. Skelbiau misijų kongrese bendrai su Žeraldu Kampu. Kai kongresas baigėsi, sekmadienio vakarą, Mano žmona stovėjo prie bažnyčios durų su mūsų knygomis. Ir viena sesuo priėjo prie mano žmonos. Aš apibūdinsiu tą seserę. Ji vilkėjo paprastą suknelę ir avėjo aulinukus. Jos rankos buvo pilnos nuospaudų. Ji dirba vynogyne. Ei, ji nėra vynogyno savininkė. Ji dirba vynogyne. Sesuo labai paprasta priėjo prie mano žmonos ir pasakė, sesuo Sara, ar tikite Dievo dovana? Mano žmona pasakė, aš tikiu, sesė. O tavo vyras, pastorius Andrė, ar jis vis dar tiki Dievo dovanomis? Ji pasakė, mano vyras tiki. Pakvieski. Aš turiu Dievo žinią jums. Kai atvykome, ji manęs paklausė, broli, ar tikite Dievo dovanomis? Aš atsakiau, tikiu, sesė. Ji uždėjo rankas mums ant pečių, man ir mano žmonai. Ir paklausė, kaip tu tiki? Ir ar tavo širdis nuolanki, kad išgirstum savo Dievo balsą? Šiąnakt paryčiais
Viešpats yra išgelbėjimas nuo mirties tavo namams. Taip sako viešpats. Jis meldėsi už mus. Jos vyras sustabdė Fuską prie bažnyčios durų. Ji įėjo. Baltas 62 metų Fuska. Jie išvažiavo, pipindami išvažiavo. Kai jie išvažiavo, kelios ponios iš bažnyčios priejo ir pasakė mano žmonai, sesiai Sarai, Neimk to į širdį. Dievas nenaudoja tokių žmonių. Kur Dievas panaudotų sesę iš būtimos? neimk to į širdį, sesę. Kai ji pradėjo murmėti su kitomis sesėmis, Aš ją sudrausminau. Ji pasakė, žiūrėk sesės, galite baigti šį pokalbį. Aš vis dar tikiu, kad Dievas deda lobius į molinius indus. po kongreso išėjome iš ten ir jau ėjome namo. Mes keliavome visą naktį. Visi čia žino apie avariją, kuri vyko Terra de Areja mieste sausio mėnesį. Straipsnis pasirodė visuose laikraščiuose. Automobiliai, kurie pateko į avariją ten posūkyje, prie įvažiavimo į Terra de Areja. Mes buvome tarptų 5 automobilių. Kai pikapas neatsargiai posūkyje pradėjo lenkti ir susidūrė kaktomušą su balta visureiga. Mes šaukėmės Jėzaus kraujo. Išvažiavome per žolę ir nieko neatsitiko. Žmonės žuvo prispausti tarp metalo, bet mes buvome gyvi, nes paklausėme mažosios Dievo tarnaitės. Atėjo laikas mums būti nuolankiems, broliai, kad klausytume šių Dievo tarnų, kurie yra šalia mūsų. Aš tarnavau kaip pastorius viename rajone, broliai. Ir aš persikėliau į kitą rajoną. Tas liudijimas, kurį pasakau, kai pakeičiau bendruomenę, persikėliau į kitą rajoną. Tada nuėjau vesti pamaldas namuose. Šeima nepriėmė Jėzaus, bet jaunuolis vardu Divinas priėmė Jėzų. Koks buvo jo vardas? Ir Divinas pasakė, pastoriau, aš labai noriu į tavo bažnyčią. Girdėjau, kad ten viskas labai gerai. Tik yra viena problema, visi namuose yra bedarbiai. Ir aš turiu tik vieną šortus, su kuriais galiu eiti į bažnyčią. Jei leisite man eiti į bažnyčią su šortais, aš eisiu. Jis atsakė, žinoma, Divinas, tu gali eiti. Ir Divinas pradėjo eiti su šortais. Broliai, jis atsivertė iš visos širdies. Koks jis buvo bičiulis, broli. Kartais aš jau uždarinėdavau bažnyčios vartus, kad išeičiau, o jis stovėdavo šalia manęs. Pastorau, ar man dar ko nors reikia? Sakiau, nereikia, Divinai. Tada jis sakydavo, palaimink mane, kad galėčiau eiti namo. Turėjau uždėti ranką jam ant galvos ir palaiminti jį, broli. Koks bičiulis tapo Divinas. Po 3 mėnesių jis manęs ieško. Pastoriau, man reikia su jumis pasikalbėti, tai rimta. Sakiau, kalbėk, Divinai. Jaunimas mane pakvietė dainuoti jaunimo susirinkime. Aš paklausiau, tu sutikai? Jis atsakė, tik po to, kai pasikalbėsiu su savo vadovu. Norėčiau sužinoti, ar jūs mane palaiminsite dalyvauti jaunimo veikloje. Aš pasakiau, žinoma, aš tave palaiminu. Jis atsakė, tik yra viena problema, pastoriau. Aš neturiu kelnių, turiu tik šortus. Nes jis turėjo deformaciją, broli. Jis turėjo tą reikalą labai didelį, pastoriau. Ir nebuvo tokių kelnių, kurios jam tiktų. Jei būtų buvęs kas nors su tokiu liemeniu kaip jo, mes jau būtume pasirūpinę. Bet jis buvo tikrai, Kad jūs įsivaizduotumėt, broliai, jo pravardė pasaulyje buvo Kaderudas. Jis buvo didžiulis. Ir tada jis repetavo su jaunimu, giedojo per sekmadienio šventąją vakarienę. broli, tai buvo šlovė per sekmadienio šventąją vakarienę. Divinas giedojo. Kai atėjo pirmadienis, jie suorganizavo susirinkimą būstinėje. Bažnyčios presbiteriai surinko parašus, kad mane iš ten pašalintų. Jie nunešė parašų lapą prezidentui, sakydami, kad aš nesirūpinu sveika bažnyčios doktrina. Ir kad aš leidžiu nešvariems žmonėms giedoti bažnyčioje. Atėjau ten, buvo ten, čia nėra, broli. Bet ten buvo presbiterių grupė tokia, su ugnies liežuviais. Tai buvo tikros liepsnos, brolė. Čia nėra, ačiū Dievui. Ir tada broliai apkaltino, kalbėjo, ką tik norėjo. Po to, kai jie pasakė, paprašiau pastoriaus juos išvesti iš kambario. Kai jie išėjo, Parodžiau vaikino nuotrauką prezidentui. Sakau, prezidentė, situacija tokia. Šeima bedarbė, vaikinas tvirtai laikosi bažnyčioje. tik jis priėmė Jėzų. Bet žiūrėkit, ar nėra kelnių, kurios tiktų šitam vaikinui? Jei turėčiau kelnes, būčiau pasidalinęs su juo. Bet nėra, pastoriau, ne. Argi nerasime šitam vaikinui kelnių? Tada pastorius su ašaromis akise man pasakė, kaip gera išgirsti abi istorijos pusės. Labai tyliai, labai. Pasakyk žmogui šalia savęs. Visada išklausyk abi istorijos pusės. Ne, aš sakiau tau kalbėti tyliai, broli. Tu kalbėjai garsiai, su šnipštimu. Visada išklausyk abi istorijos pusės. Jėzus čia kalba, matai, broli? Mes turime išklausyti abi istorijos pusės, broli.
Daugelis gerų žmonių jau buvo apšmeižti melagingų ir piktavališkų žmonių. Turime būti nuolankus ir išklausyti abi istorijos pusės. Ir pastorius pasakė, žiūrėk, leisk tam vaikinui ten dainuoti. Grįžk ten. Leisk tam vaikinui dainuoti. Ir jei kas nors jums prieštarauti, tu pasakyk, kad prezidentas leido. Pasakiau, labai ačiū. Patraukėme toliau. Jaunimas suorganizavo kongresą, tik mūsų bažnyčia buvo maža, jie gavo šalia esančią sporto salę. Ir savivaldybė dar paskolino savo garso aparatūrą jaunimo renginį. Tada Divino atėjo ir pasakė, pastoriau, aš nedalyvausiu kongrese. Žiūrėk, pastoriau, aš neturiu drabužių. Aš turiu tik šortus. Aš sakiau, Divinas, gal padaro maldos kampaniją bažnyčioje? Kurio valandą, pastoriau? Nuo 10 iki 11. Kiek dienų? 7 dienas. Koks tikslas? Mes prašysime Dievo drabužių. Dievas duoda drabužių, pastoriau Andrėjau. Aš sakiau, Dievas duoda. Dievas atsako į maldas. Aš sakiau, Dievas atsako. Prašysime ir automobilio, pastoriau Andrėjau. Aš atėjau pėsčiomis, aš gyvenu toli. Aš pasakiau ramiai, Divinai. Tu labai tiki. Eikime žingsnis po žingsnio ir viskas pavyks. Pirmiausia, paprašykime drabužių. Kai Dievas duos drabužių, tada prašysime automobilio. Pradėjome kampaniją, brolė. Ketvirtadienį, prieš prasidedant kongresui, Miesto verslininkas pakvietė mane pasimelsti jo namuose. ir pasakė, pastoriau, aš išvykstu į kelionę, išeinu atostogų su šeima. Labai norėčiau, kad jūs pasimelstumėte, kad Dievas saugotų mūsų kelionę. Pasimeldžiau už juos, išgėrėm arbatos, suvalgėm sausainių. Kai mes atsistojame, jis taip pat atsistojo ir pasakė, pastoriu Andrėjau, jūs žinote, kad aš esu Dievo pranašas. Aš pasakiau, žinau, broli. Jūs žinote, kokią pagarbą jaučiu Dievo dalykams. Aš pasakiau, žinau. Tu žinai, kada Dievas kalba per mano lūpas. Aš pasakiau, žinau, broli. Dievas mane šią savaitę neramina. Nes dvasia mane aplanko ir sako nusipirkti drabužių. Tik tos išmatavimai, kuriuos dvasia man atskleidžia. Nėra normalūs išmatavimai. Ir aš nuėjau į King Size parduotuvę. King Size yra didelių drabužių parduotuvė. Aš nuėjau į King Size parduotuvę ir jie neturėjo tokių dydžių. Bet parduotuvės savininkas man davė siuvėjo kontaktus, kuris siuva pagal užsakymą. Ir aš nuėjau ten. Ir jis pasiuvo 2 kostiumus pagal užsakymą, kaip Dievas man parodė. Kadangi liemuo labai didelis, užsisakiau pasiūti ir 4 marškinius, nes įsivaizdavau, kad tokiems žmonėms marškinių nebus. Ir tada, žinote, mano žmona Betinė, ar ne? Ji paklausė, ar Dievas atskleidė batų dydį. Ir aš pasakiau, kad taip, štai, 2 kostiumai, 4 marškiniai, 4 kaklaraiščiai, 2 batai ir kvepalus taip pat nupirkome. Aš nežinau, kam tai skirta, bet jūs galite pasiimti. Aš pasakiau, aš tiksliai žinau, kam tai skirta. Nunešiau kostiumus, mes ten atvykome, buvo džiaugsmas, broli. Penktadienis, bendruomenės susitikimo atidarimas. Pilna sporto salė, broli. Aš pasakiau Divinui, tu liksi automobilyje. Bet ne šiaip automobilyje, tai buvo mažas Juninio, broli. Bet pagalvok apie tą mano varganą Uninio. Pasakiau, tu liksi tame Uno. Jaunimas gėdos 3 harpos giesmino giesmes. Mes pakelsime sporto salę ant kojų. Aš pakviesiu jaunimą perskaityti temą, tai būsi tu. Kai tik tu perskaitysi, bus prezidentas. Tada perduosime žodį prezidentui. Prezidentas pasimels ir atidarys šią bendrystę Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, kaip įprasta visose Dievo asamblėjos bendruomenėse. Mes giedojame 3 himnus iš harpos giesmino, brolau, pilnoje salėje. Presbiteriai, ugnies liežuviai, visi buvo ten. Tada aš pasakiau, dabar skaitysime bendrystės temą. Noriu pakviesti jaunimą. Divinas, ateit paskaityti. Jis išlipo iš automobilio ir ateina. Broli. Apsirengęs pagal užsakymą siūtų kostiumu, marškiniai, batai, smailiomis nosimis, visas kvepiantis. Kai jis užlipo ant sakyklos ir pradėjo skaityti, Jėzus pakrikštijo Diviną šventąją dvasią. Klausyk, aš tau pasakysiu, broli. Aš buvau Divino mokytojas sekmadieninėje Biblijos mokykloje. Aš buvau Divino mokytojas pagrindinėme teologijos kurse. Aš pristačiau Divino kaip bendradarbį, o vėliau paskyriau jį bendruomenės tvarkdariu. Aš paskyriau Divino
vadovauti bažnyčios jaunimui. Aš paskyriau Diviną būti koordinatoriumi ir Biblijos mokyklos mokytoju. Aš padėjau Divino pradėti draugauti. Aš surengiau Divino sužadėtuves. Aš nuvedžiau jį tuoktis. Aš sutokiau Diviną. Aš paskyriau jį presbiterių kongregacijoje. Aš pristačiau jo vardą prezidentui, kad konvencijoje jis būtų patvirtintas evangelistu. Ir kai baigėsi mano laikas konvencijoje toje bažnyčioje, prezidentas pasakė, brolio laikas baigėsi, tu eisi į kitą rajoną. Ar nori, kad aš atsiųsčiau tarnautoją iš centrinės bažnyčios? Ar Dievas jau iškėlė ką nors tame rajone? Aš pasakiau, nereikia siųsti nieko iš centrinės bažnyčios. Ten Dievas jau iškėlė žmogų, kad tęstų viešpaties darbą. Atsisveikinimo dieną atidaviau raktų ryšulį Divinui ir jis tapo įtakingiausiu to miesto tarnautoju. Ne žmonės neteina pasiruošę, broliai. Reikia atkakliai dirbti su žmonėmis. Tie netobuli žmonės, kurie ateina į mūsų gyvenimą, jie visi ateis su trūkumais. Bet mūsų vadovai juos ugdys, mūsų vadovai juos paruoš ir jie taps įtakingais lyderiais. Pilni šventosios dvasios, nes bažnyčia tai vykdo. Bažnyčia taip vadovauja, paversdama netobulus tobulais. Aleliuja, mano broliai. Žiūrėkite, mane taip sustiprino šis liudijimas. Ypač dėl to, ką jis pasakė. Dievas stebi mažuosius, paprastus žmonės ir dažnai tie žmonės, kurie dėl kažkokios priežasties neatitinka daugelio bažnyčių standartų. Šie žmonės yra niekinami, o Dievas nė vieno jų neniekina. Nes iš tikrųjų Dievas nori būtent jų, kurie yra nuolankus, kurie ieško, jie stengiasi patikti Dievui, kurie neturi to tuštybės, kurią dažnai matome bažnyčiose. Mano broliai, tegul Dievas pakelia daugiau tokių žmonių ir šlovė Dievui už šio pastoriaus gyvenimą. Beje, aš čia taip pat paliksiu jo liudijimą, jūs būsite sužavėti. Dievo žmogus, tai matosi, ar ne? Tai akivaizdu. Matome jo paprastumą ir matome, kad tai tikra, tai čia tikrai įvyko. Tad linkiu, kad ir tu būtum tas paprastas žmogus, kad turėtum tokią širdį, nuolankę, kaip Divino, apie kurią jis čia pasakojo. Broliai, Dievas, jis dažnai eina priešingą kryptimi, jis eina ne tik prieš pasaulį, jis kartais eina priešingą kryptimi net ir prieš bažnyčias, deja. Nes daugelis mano, kad yra su Dievu, bet taip nėra. Nes jos jau prarado tikslą, jau prarado karalystės viziją, bet kad mes būtumėm įtraukti. Aš noriu būti Dievo naudojamas, noriu būti kartu su jumis, augti dvasiškai. Todėl prašau tavęs užsiprenumeruoti. Užsiprenumeruok mano kanalą, kiekvieną dieną noriu vesti rytinę ir vakarinę maldą, kad tave sustiprinčiau. Ir dabar paliksiu čia daugiau šio brolio liudijimo. Tai yra palaima, tu būsi nustebintas, gerai? Dievas tave te laimina, lauksiu tavęs čia, štai, kitame vaizdo įraše. Stipriai apkabinu. Lik viešpaties ramybėje.